Specialistų, kurie atlieka balistinius tyrimus mokymai, tai yra mokomosi, kaip aprašyti įvykio vietoje rastus šautinius pažeidimus, kaip juos atpažinti, išmatuoti ir nustatyti šūvio kryptį, atstumą, šūvio kampą ir kitas reikšmingas bylai aplinkybės. Jeigu įvyks kažkoks tai įvykis, mes būsim pasiruošę kokybiškai atlikti įvykio vietos apžiūrą. Ir būtent tie pirminiai veiksmai, kurie atlikiami įvykio vietos apžiūros metu, duoda didžiausią reikšmę ir nuo jų prasideda ikiteisminis tyrimas. Buvom išvažiavę į Ameriką. Taip, mes neturim tiem darbam didelės patirties, už tai mes vykome į komandiruotę mokymus ten, kur jie tikrai turi didelės patirties, apžiūrėję po daugiau kaip 3000 vietų, tikrai patirtis pas jų didžiulė, pavyzdžiai solidus, į situacijas įvairios, tai mes bandom tą padaryti pratybų metu, atliekant tų įvykių vietų imitacijas. Tokie iš vis pobūdžio mokymai, kai tyriami šautiniai pažeidimai, tai yra pirmi. Pabandėm parengti praktiškai visus tuos paviršius, kurie pasitaiko rasti įvykio vietose. Tai automobilių kėbulo dalys, gipso kartono sienos, orientuotų medžio plokščių sienos, stiklas, automobilio stiklas, netgi betono plytelė, ten, kur pataiko kulkos, ir pabandyti kiekvienam darbuotojui, specialistui pasižiūrėti tą paviršių, kaip tai atrodo pažeidimas šautinis padarytas tam paviršiuje ir pabandyti jį aprašyti. Nu, nieko geriau nėra, kaip viską išbandyti pačiam, pabandyti apsirašyti ir tada būtent tada ir gimsta ta kvalifikacija, kad kitą kartą susidūrus su tokiu, tai nebūtų naujiena.